jūs vėl susirinkusius į tradicinį renginį skirtą pasauliniai širdies dienai paminėti. Ačiū Laurinai, kad pradėjai sveiki, palinkėdamas visiems sveikatos ir aš manau, kad tas žodis sveiki yra ne vien tik tai pasisveikinimo, pasilabinimo žodis, bet tai yra savotiškas ir tikėjimas, kad tikrai didesnė dalis šiandieną susirinkusių yra stiprus, sveiki, na, o kurie ir turi šiokių ar kitokių sveikatos problemų, tarkim, nedidelių galbūt problemų, šiandieną visas gražus pulkas medikų skubės jums į pagalbą ir padės įsiaiškinti, ką daryti, kad jūsų širdelė būtų kuo sveikesnė. Taigi šiandieną sveikinam visus susirinkusius į jubiliejinę 10-ąją pasaulinę širdies dieną. Į renginį, kurį šiandieną, kaip ir paprastai, tradiciškai, paskutinį rugsėjo sekmadienį vyksta Vilniuje prie Baltojo tilto. Taigi netrukus mes susitiksime su šventinės eisenos dalyviais. Leiskite juos ir pakviesti į sceną. Vaikščiot, visokie nikotinai, visokie kitokie babaisos. Ir žinokit, vieną dieną ji patapo mano geriausia draugė. O ar tai gerai, tokį draugą turėti? Arba draugę? Na, kai tu jį pradedi turėti, tai jau lyg tavo gyvenimas ir baigėsi. Tai nelabai gerai. Matot, ne visi draugai yra geri, taip? Taip. Ačiū Jums, ačiū mielieji. Na, aš dar vienas merginas norėčiau pakalbinti, jos man truputėlį į speleologus panašios. Merginos, prašom čia į priekį, į vidurį pasirodykit mums visiems. Ką simbolizuoja jūsų, na, nežinau kaip čia pavadinti, apranga ar dar kažkaip? Mes esame mergaitės, kurios nesaikingai geria Coca-Cola. Ir kaip tai susijęs su širdimi? Skleiskit. Tai yra labai nesveika visam organizmui, ne tik širdžiai. Per daug cholesterolio, kadangi labai daug cukraus, ir kaip žinote, cholesterolis labai kenkia širdžiai. Na, man atrodo, jaunimas, ačiū Jums, merginos, tikrai žino nemažai, kaip apsisaugoti mums nuo širdies visokių problemų. Na, o dabar, Laurinai, jau turbūt reikėtų kviesti ir mūsų šios dienos šventės svečius. Manau, kad taip ir į sceną pirmiausia norėčiau pakviesti žodį tarti Lietuvos širdies asociacijos prezidentą, širdies ekscelenciją, daktarą Praną Šepytį. Labą dieną, gerbiami vilniečiai, gerbiami svečiai ir nuostabus Vilniaus mokyklų moksleiviai, kurie susirinko šiandien paminėti pasaulinę širdies dieną. Aš džiaugiuosi, kad jūsų susirinko tiek daug gausiai ir vieni futbolo aikšteliai, kiti krepšinio aikšteliai, kiti su dviračiu, kiti su propagavimu sveiko gyvenimo būdo. Tikrai šiuo metu kardiologai gali nemažai padaryti, daug padedam ir išgydom eilę ligų, bet ne visada galime ir padėti. Svarbiausia yra sveikas gyvenimo būdas ir visi tie rizikos veiksniai, kaip jos sumažinti. Šiandien jau moksleiviai labai gražiai kalbėjo apie širdies kraujagyslių ligų rizikos veiksnius. Aš tikiuosi, kad mūsų jaunimas užaugę bus žymiai sveikesni ir jeigu dabar mes turim, kad nuo širdies kraujagyslių ligų numiršta 54% Lietuvos gyventojų, aš galvoju, kad praėjus dešimtmečiai mes atrodysim taip, kaip ir atrodo Europai, kai nuo širdies ir kraujagyslių ligų mirštamumas nesiekia 40%. Aš tikiuosi ir labai daug viliuosi, kad Vilniaus gatvėse, įvairiose skveruose, parkuose mes pamatysim bėgiojančius žmonės su šeimomis. Visgi šeima yra pats pagrindinis variklis sveiko gyvenimo būdo. Toliau jau mokykla, darželiai mokykla, aukštoji mokykla, kolektyvai. Šių metų šūkis pasaulinės širdies dienos yra dirbk širdimi. Tai yra sveiki kolektyvai. Sveiki kolektyvai. Tai visgi daugiau fizinio aktyvumo, mažiau rūkymo. Reikia užkrėsti savo to pavyzdžių, jeigu visgi moksleiviai savo tėvus pasakys, kad nerūkyti, tėveliai tikrai paklausys.
Matuli. Ja nesuprantu, dviračių konkurencija.